Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną sveikatingumo laidos ketvirta dalis. Taigi, kalbėsime apie aliejus ir kokį valgyti, ko nevalgyti, kokie riebalai yra sveiki, kokie ne. Na, bet pirmiausia, kaip visada, prašau jūsų paspausti patiktukus ir taip pat prenumeruoti mūsų kanalą. Reikia tik paspausti, tai nieko nekainuoja. Ir aišku, spausti, stebėti mūsų Facebook'e, kadangi tai padeda skleisti jums žinią ir mums didesnis entuziazmas dirbti. Ypatingai mano vyrui, kadangi jis labai jautrus pagirimams. Na, o dabar grįžtame prie aliejaus. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad aliejus yra vienas labiausiai falsifikuojamų pasaulyje produktų. Jis kaip ir medus yra labai panašiai. Kai kurie teigia, kad tai yra labiausiai falsifikuojamas pasaulyje produktas. Kadangi jau mokslininkai atrado, kaip išgauti vos ne iš naftos aliejų, tai patys suprantate, kad augalinis aliejus yra skiedžiamas ir visaip kitaip pakoreguojama jo sudėtis. Na, aišku, sveikiausias yra linų sėmenų aliejus, kurį rekomenduoju vartoti ir kurį, aišku, mums išėmė dėl, reiškia, tokių visam pasaulyje, kai buvo koreguojama žmonių mityba, kai buvo pratinami labiau prie mėsos produktų, kai išimta buvo kanapių baltymas, nes kanapių anksčiau žmonės labai daug naudojo, kanapių aliejus. Taip pat naudojo daug sėmenų ir aliejaus, ir sėmenų valgė žmonės, nes tai omega 3 ir tai yra žymiai 1000 kartų stipriau negu jūsų visi tie žuvų taukai, kurie mums siūlo, nu ne jūsų, bet mūsų visų tie žuvų taukai, kurios mums siūlo, tai yra tik tai obalsis to, ką mes gauname iš linų sėmenų ir iš linų sėmenų aliejaus. Ir jūs žinote, kurie vartojate linų sėmenis ir aliejų, kada kvapas yra vienas prie vieno kaip žuvies taukų. Taigi, noriu biškutį paaiškinti, kad kai jie pradėjo gaudyti pramoniniu būdu labai daug žuvį, ten tuos matyti, na, kiek tas banginis yra žuvis, neaišku, ir nebeturėjo kur dėti riebalų, tai jie nusprendė, kad mums reikia žuvų taukus gerti vietoj omega 3 ir tada pradėjo masiškai naikinti linų laukus, linų sėmenų laukus ir neberekomenduoti mums linų sėmenų aliejaus ir linų sėmenų, kuriuose buvo masiškas kiekis yra omega 3, kurie taip reikalingi mūsų organizmui. Taigi, anksčiau senovėje lietuviai tikrai naudodavo ir kanapių, ir linų aliejų, ir jisai buvo ir vaistas, ir maistas. Ir dabar, mano kai kurie draugai, ir aš pati dabar jau skrudinu linų sėmenis, visokius spirgučius iš linų sėmenų darom ir stengiamės kuo daugiau vartoti, nes tai yra tikrai nepaprastai puikus maistas, tarp kitko labai skanu. Na, aišku, kai prasidėjo, kaip minėjau, reiškia, ta pramoninė įvairių aliejų gamyba ir nelabai sveikų mūsų organizmui, pradėjo gąsdinti, kad negalima kaitinti sėmenų aliejaus, kad sėmenų negalima skrudinti. Na, panašiai kaip su medum, kai tik atsirado cukrus, reikėjo įvesti į rinką, tai buvo gąsdinama apie pakaitinto medaus žalą, nors anksčiau žmonės ir uogienės virė, ir kepinius, viską darė su medum. Taigi, aišku, aš dabar kalbu labiau galbūt apie tą kanapių aliejų, apie sėmenų aliejų, bet mes žinome, kad Lietuvoje tai yra aukso kaina, kad čia tik nuo smertės tokio brangumo aliejus, o sėmenų aliejus mes žinom, kad jį neapsimoka todėl pirkti, nes jau dažniausiai nusiperkame apkartus ir todėl jau valgyti nėra skanu, tinka tik tai kūnui vietoj pienelio, reiškia, pasitepti. Todėl aš tikrai rekomenduoju, neišsigąskite, jeigu jūsų sėmenų aliejus apkartų, įsitepkite kūną, palikite kūnui, odai ir tai yra tikrai nuostabu. Dabar ką mes su gaudentu darom, kad mes turėtume visada šviežio aliejaus ir kad visada žinotume, kokį aliejų valgome.
Taigi, jis, kaip suprantantis internetinę prekybą, nupirko mūsų šeimai nedidelį aparatėlį, aliejaus spaudimo aparatą. Jis kainavo mūsų šeimai apie 350 eurų. Nežinau, kiek jis dabar kainuoja, bet manau panašiai kainuoja, gal net ir mažiau. Taigi, tai mes su tuo aparatėliu, gali netgi kelios šeimos juo naudotis, galų gale nėra sunku ateiti pas draugus ir pasakyti, kad kažkurią tai dieną, galbūt ir popietę, galbūt per vakarėlį netgi, dar gaspadinas nubėga į virtuvę ir įsispaudžia savo aliejuko. Ir įspaudas, reiškia, galima panaudoti. Tai noriu pasakyti, kad nebijokite, nusipirkite aparatėlį to aliejaus spaudimo ir galėsite tada bet kokį. Pavyzdžiui, ar seni riešutai kokie jau pastovėjo, kodėl jums neįspausti šiuo aliejuko ir jį nesunaudoti. Nes tikrai jau tas riešutas toks kažkoks, tai tą ląstelieną tokią galbūt apdžiūvusią jau išmesite, o aliejukas vis tiek ir pakepti, ir kažką patroškinti tikrai yra vertas produktas. Labai noriu dar pasakyti, kad aišku, linų būtinai turėkite, aš tikrai tiem, kurie paklausysite manęs ir išsispausite linų semenų, daug nereikia, 100 gramų. Bet jis turi stovėti ne šaltai šaldytuve, o ant stalo, nes 100 gramų šeima vis tiek per savaitę jį sunaudos, o per savaitę tas 100 gramų tikrai neapkars. Gali ir 50 gramų spausti, biški prašildė aparatėlį ten, reiškia, praspaudai, gražiam stikliniam ar plieniniam ąsotėlyje, reiškia, kad kuo mažiau oksiduotųsi, aš tai turiu tokį plieninį ąsotėlį, kaip alyvuogėm, tokie būna gražus labai. Yra ir į sriubą vietoj grietinės įsipilt galima, ir ant salotų pasipilti, ir ypatingai, jeigu šeimoje turite lieknesnių žmonių, tai jie mėgsta ir šiaip pamirkyti gal duoną su druska į aliejuką prie kavos pusryčiam. Taigi tikrai reikia vartoti kokybiškus aliejus. Lygiai tas pats yra su kanapių aliejum, tai va čia tas, kas mūsų regione auga. Tiesa, dėl linų semenų aliejaus, ką noriu perspėti, kad linų dabar yra kanadiniai sėmenys, kurie yra nekarstantis. Tai žinokite, jūs galite tuos sėmenis išmesti per tvorą, nes paukščiukam, nes tai yra visiškai ne tas, nėra gydomojo tokio poveikio. Atsiminkite, kuo greičiau sėmenys oksiduojasi, tuo apkarsta, tuo yra stipresnis gydomasis poveikis ir nauda jums. O visa kita tikrai yra, niekam netinkama. Aišku, trečioje vietoje aš jums rekomenduoju naudoti alyvuogių aliejų. Mes dabar čia su vyru esam mandri labai, nes gauname iš ūkininkų tiesiogiai nusipirkti ir palyginus nelabai brangiai, nors ir Graikijoje dabar tas alyvuogių aliejus parduotuvėje aukso kaina yra. Ir tai irgi yra nuostabus produktas, kurį galima naudoti. Tarp kitko reikia nepamiršti, kad tie visi aliejai, nežinau, tikriausia linų semenų specifinio kvapo yra. Tai netinka, bet pavyzdžiui, Graikijoje tai visi kepiniai senoviai buvo daromi ne iš pieno produktų sviesto kepami, bet būtent visos bulkos, net ir mėlynis su aliejais. Ir aliejus, medus ir visi saldumynai tokiu pagrindu. Taigi, mielieji, jeigu jums įdomu, jūs rašykite asmeninę žinutę, kad aš žinočiau, kad yra kažkokia tai grąža. Ir aš jums tikrai galėsiu padaryti laidą apie tai, kaip anksčiau žmonės gamindavo maistą ir apsieidavo tikrai be margarino ir netgi be sviesto, o tiesiog kaip aliejaus pagrindų galima gaminti nuostabius, tik sveikus patiekalus ir dėl to jaustis ir laimingiem, ir sveikiems. Nes patys žinote, kad sveikata yra didžiausias turtas ir laimės šaltinis. Taigi, dar kartą labai prašau, spauskite patiktukus, prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite stebėti mūsų Facebook'e ir aišku, rašykite man asmeninėmis žinutėmis, jeigu norite asmeninių kažkokių tai konsultacijų ir būtinai, jeigu kokia tema domina, tikrai pakalbėsime tą